Taip, mėlyjei, mes grįžtame į eterį ir pas mus, kaip ir visuomet, antradieniais svečiuose Sergejus Orlovas, fizikos mokslų daktaras, trismegistas, tinklaraščio autorius, taip pat mokslo populiarintojas Lietuvoje. Labas, Sergejau. Labą rytą. Tai ką, šiandieną mes griebiam už ragų dar vieną tokį mitą, kad baisiai sveika yra rūkyti elektroninės cigaretes ir man atrodo, kad jeigu mėgstate tai daryti, tai žinokit, galia mūsų pokalbę, dėja iš karto sakau, šiek tiek liksit nusivylę, jeigu galvojat, kad čia yra viskas ok. Gerai, elektroninė cigaretė, turbūt reikėtų nuo pradžių pradėti. Kas iš tikrųjų sudaro elektroninę cigaretę, kaip jinai veikia ir kas ten yra tokio? Na, tai tokia yra idėja, kad, matai, jeigu sumažinsit degimo stadijų, paprastų cigaretė, nes paprastų cigaretė dega, žinai, ta derva, reiškias. Taip. Dega popierius, išsiskiria labai daug degimo produktų, labai daug nuodingų medžiagų. Tai tokia mintis yra, kad jeigu mes paimsime, žinai, tokią nikotino tirpaliuką, reiškias, patalpinsime šalia kaitiklį, tas kaitiklis kaisto, žinai, tą tirpaliuką, jis garos, reiškias, ir mes tiesiog kvėpuosime garais su nikotinu, bus labai sveika. Ir iš tie, žinai, vat, jeigu pasidomėsi internete, yra aibė internetinių parduotuvių. Eko dūmas, sveikas dūmas, reiškias, vos žinai, biodūmai. Biodūmas, reiškias. Ir dar baisiau yra, kai atsiveri, žinai, tą internetinę parduotuvę ir tenai, ko tik tai nesiūlo. Žinai, kad čia, reiškias, išsisklaido tas dūmas greičiau negu Airwick, reiškias, dezodorantas, kad čia visiškai saugu aplinkiniam, kad gali rūkyti, žinai, troleibuse, kavinėse, visur. Duoti kūdikiams. Jo, duoti kūdikiam, reiškias, šitą, žinai, kad čia absoliučiai, reiškias, yra saugus produktas. Bet žmonės šitą dalyką labai nuskaitė ir iš tiesų rinkos apžvalga rodo, kad šitas verslas iš tikrųjų būmina, ar ne? Jo, būmina, jisai auga milžiniškais tempais ir yra vertinimas, kad 30 metais jisai visiškai išstumsta tradicinį cigarečių, reiškias, biznį, o, žinai, ta rinka jau bus, reiškias, 10 milijardų JAV dolerių. Geras. O dabar tai yra apie 3 milijardus, man atrodo. Jo, porą milijardų, jo, teisingai jau. Tai irgi nemažai, iš tikrųjų, rinka palyginus. Gerai, ką, tai būtent pasižiūrėjom, kągi žada tos visos kompanijos, kad čia bus žiauriai sveika ir mes iš tikrųjų, kad čia padeda mesti kai kuriems net rūkyti ir daug labai iš tikrųjų yra pažadų. Aišku, vienas iš pagrindinių pažadų, kad neva, na, tai yra sveikiau nei paprastos cigaretės. Ir dabar mes turim atsakyti pagrindinį klausimą, ar tas pažadas, kad rūkyti elektroninę cigaretę yra sveikiau, yra tiesa? Ne, tai yra visiškas melas. Gerai. Matai, reikalas yra tas, kad tai yra pakankamai naujas produktas ir problema ta, žinai, kaip visą laiką su naujais produktais, kad nėra pakankamai daug statistikos, tai pasaulinė sveikatos organizacija, specialistai gana ilgą laiką tiesiog neturėjo duomenų. Nes, žmonės tik pradėjo vartoti ir paaiškėjo, žinai, toksai nemalonus daiktas, kad tuose, žinai, dūmuose yra labai daug nanodalelių. Tai yra nanodalelės, tokios labai smulkios dalelės, žinai, kurių matmenys yra mažiau negu viena šitą milijoninė metro dalis, reiškia. Tai yra mažiau, reiškia, už mikrometrą. Ir problema su nanodalelėm yra ta, kad jų yra įvairiausių, pradedant, reiškia, nuo švino, baigiant, reiškia, auksų, reiškia, baigiant visokiais oksidais, baigiant, reiškia, geležim, ne. Tai yra praktiškai viskas, kas yra tame kaitiklėje, ne, reiškia, ir bei tame tirpaliuke, reiškia, ten silicio, reiškia, dalelės, visa tai atsiduria tose, žinai, garose ir mes jas įtraukėme su savim, žinai, reiškia, į plaučius. Taip. Ir problema yra ta, kad jos yra žiauriai mažos. Mūsų organizmas tiesiog yra, žinai, pat pradžių neprisitaikęs, gamtoje tokių labai mažų objektų nėra. Jis nemoka jų išvalyti. Jo, jis nemoka jų išvalyti. Tai visų pirma, jos, reiškia, labai lengvai užkimša plaučius, reiškia, jas plaučiuose nusėda, po to jos labai lengvai prasiskarbia, reiškia, į kraują, labai lengvai, reiškia, prasiskarbia į nervų sistemą. Tarkime, žinai, jeigu įkvėpia, reiškia, tai iš karto pro nosies, žinai, tos jutimo organus, po kelių minučių jau atsiduria, žinai, smegenyse. Ir problema ta, kad mūsų ląstelės, jos visiškai neturi jokių apsaugos mechanizmų apsisaugoti nuo tokių mažų nanodalelių. Net mūsų šitą kraujuje, žinai, esantis limfocitai, jie, žinai, nesugeba išvalyti kraujo nuo tų nanodalelių. Tai gerai, mes darom trumpą pertrauką, po jos grįžtam ir jūs, mėlyjei, sužinosite, kaip iš tikrųjų elektroninės cigaretės, tos visiškai sveikos, sveiko dūmo, bioeko cigaretės iš tikrųjų padeda įvairioms infekcijoms ir ypatingai tokioms irgi kaip gripas, ar ne? Ir apskritai pakalbėsime, kad galbūt net tų, pavyzdžiui, nanodalelių paprastoje cigaretėje yra netgi kur kas mažiau. Likit su mumis. PM Show!
Taip, mėlyje, mes grįžtame į eterį. Sergejus Orlovas, fizikos mokslų daktaras, tinklaraščio autorius, taip pat mokslo populiarintojas. Lietuvoje pas mus, kaip visuomet, antradieniais studijoje ir kągi, po Sergejaus protų tiesiog trupa to sveiko rūkimo mitas iš tiesų. Tai kalbam šiandieną apie elektroninės cigaretės ir jau išsiaiškinom, kad viena pagrindinių blogybių, jog ten yra krūva kenksmingų nanodalelių, kurių paprasčiausiai organizmas nesugeba išvalyti. Jų yra kur kas gerokai daugiau nei paprastoje cigaretėje, ar ne? Jo, teisingai. 10 kartų? 10 net kartų. Ir tai galiausiai netgi pakenkia imuniniai sistemai. Kaipgi čia viskas įvyksta? Teisingai, jų yra 10 kartų daugiau negu paprastoji cigaretė, gali būti 100 kartų daugiau. Ir jeigu kalbėti apie jų koncentraciją, tai jinai netgi yra didesnė negu koncentracija, reiškia, smogė. Tarkim, kokie, žinai, Kinijos mieste, reiškia, Šanchajo gal matė tikrai taip. Nuotraukas, ane, kaip reiškia, būna visas dangus toksai rudas, ane. Tai net kartais žmonių nesimato. Jo, vaikšto su kaukėmis. Tai iš tiesų, reiškia, tame smogė irgi yra nanodalelių, kodėl jos yra tokios pavojingos, kad jos visiškai yra nedetektuojamos mūsų imuninės sistemos. Tai tiesiog, reiškia, kas gaunasi, kad pakliūna ta nanodalelė į ląstelę, reiškia, ir jinai sutrikdo jos veiklą. Tai yra toksai laisvas radikalas. Ir matai, dėl to, kad sutrinka tos ląstelės veikla, reiškia, mūsų imuninė sistema pastoviai yra, žinai, lyg tokių ant adatų. Mes pastoviai, reiškia, esame tokie hiper sutrikę. Mes galime, reiškia, lengvai, reiškia, skraščiuoti, galime, reiškia, būti biškai susierzinę, susinervinę, dar kažkas tai. Bet minusas yra pagrindinis tas, kad dėl to, kad mes pastoviai rūkame tas elektroninės cigaretės, pastoviai gauname tas nanodaleles, įsijungia pastoviai mūsų imuninė sistema, mes tampame neatsparūs ligoms. Nes kada ateina liga, mūsų imuninė sistema būna išsekusi. Ir tarkime, nesenai išėjo toksai tyrimas, reiškia, mokslininkai lygino pagal mėginius paimtus, reiškia, iš nosies, žinai, iš gerklės, sveiko žmogaus, rūkančio paprastas cigaretės, reiškia, ir rūkančios, žinai, elektroninės. Tai paaiškėjo, kad pas rūkančius paprastą ir pas sveiką žmogų iš principo ta, žinai, genetinė veikla ląstelių beveik nesiskiria. Pas rūkantį biškį buvo keli genai išjungti, tačiau jie labai nustebo pamatė, kad net 500 su viršum, reiškia, genų atsakingų už imuninę sistemą yra išjungti pas tą rūkantį elektroninės cigaretės. Neįtikėtina. Jo, ir paaiškėjo toksai labai įdomus reikalas, kad tie žmonės yra labai neatsparūs ligom. Tarkime, reiškia, kaip visą laiką, žinai, būna moksle, pirmiausia nukentėjo pelės. Žinai, reiškia, jo, buvo atliktas toks eksperimentas, pelėm, žinai, 2 kartus į parą duodavo parūkyti po valandą laiko, žinai, tų elektroninių šitą cigarečių, žinai, viską įpildavo. Garų, ane, reiškia, ir tuo pačiu, reiškia, užkrėsdavo streptokokų, reiškia, ir gripo influencus, reiškia, žinai, virusų. Na ir žodžiu paaiškėjo, kad sveikos pelės, tos, kurias nerūkė, pas juos buvo stebimas normalus, žinai, ligos ciklas, tai yra, žinai, paserga, reiškia, pasveiksta po 5-6 dienų, reiškia. O pas rūkančias tas ciklas, žinai, pailgėjo iki 12 dienų. Tai dvigubai daugiau praktiškai. Dvigubai daugiau, jo. O jeigu, žinai, dar padidinė koncentracija to kenksmingo, žinai, gripo arba streptokoko, tai net pradeda mirti pelės. Supratau, tai jeigu jūs galvojate, kad mes čia vieni esam tokios nuomonės, tai net ir pati svarbiausia pasaulyje sveikatos organizacija, kuri taip ir vadinasi, Pasaulio sveikatos organizacija, yra visiškai tokios pačios nuomonės ir netgi galvoja apie baną elektroniniams iš viso cigaretėms. Ne tik tai galvoja, bet jau ir užbanijo. Jau užbanijo. Tu, greitai, gerai. Supratau. Tai ką, dar vienas turbūt trumpas dalykas, kurį spėsime aptarti, ką žmonės galvoja. Dar vienas mitas, ar ne toksai, kad, pavyzdžiui, aš rūkau paprastas cigaretės ir dažnai marketina elektroninės cigaretės kompanijos kaip puikų būdą, puikia alternatyva, reiškia išeiti iš to rūkimo, bet vėlgi tyrimai rodo ką kitą ir mes matome atvirkštinį visai tą placebą, kad pavyzdžiui, net žmonės rūkydami elektroninės cigaretės arba pradėdami net nuo elektroninių cigarečių, paskui vėl grįžta arba jau pradeda toliau rūkyti tas jau kancerogeninės, jau įprastasias. Visiškai teisingai, nes matai, tos elektroninės cigaretės turi tokią imidžą, žinai, tokį, čia yra gadgetas, visgi paauglius traukia, čia kaip smartphone'as, ne? Tiesiog turi kažkokį tai nepaprastą cigaretę, tai turi elektroninę, kuri švyti, reiškia, ne, kuri tu atrodai labai protingas, su ją, reiškia, cool atrodai. Mes žvengiam prieš porą laidų, kad viena kompanija šiuo metu suderino abudu cool dalykus į vieną, tai išleido smartphone ir elektroninę cigaretę viename. Tarkime, reiškia, yra tokie planai, kad elektroninių cigarečių gamintojai
gamintojai galvoja įdėkti biškiai tokius kontrolierius, kurie, reiškia, galėtų susisiekti savo telefonu ir tau, žinai, kad tu dabar rūkai, reiškia, pakviesti galėtų draugą. O kalbant apie minusas yra tas, kad jos daro tokį, žinai, apgaulingą įspūdį, kad jos yra saugios. Dėl to, reiškia, labai daug kas iš jaunų žmonių, kurie šiaip nerūkytų, jie pradeda rūkyti, užsigabina, reiškia, to nikotino, pradeda, žinai, didinti nikotino kiekius. Dozę, Jo, ir taip tampa, žinai, perina rūkalis, net būna perinant paprastų cigarečių. Viskas aišku, ką, dėja šiandieną laiko turime tik tai tiek. Pas mus, kaip visuomet, antradieniais Sergejus Orlovas, fizikos mokslų daktaras, 3 Megistos tinklaraščio autorius, ir šiandieną mes kartu su juo įtempę raumenį trenkiam vieną gerą pliuchelę elektroniniams cigaretėms. Ir žinokite visą šitą informaciją prieš pasirinkdami elektroninę cigaretę, ir ką svarbiausia žinoti, kad tai absoliučiai nebus sveikiau, o dar tiesiog iš imuninės sistemos atjungsite ne pavyzdžiui 2 genus, o 500 genų, kurie yra atsakingi už imuninės sistemos veiklas. Sergejau, ačiū labai. Viso gero. Viso gero. Susitiksim kitą savaitę.